Padėkit man, sekretoriau. Ne, vienas neisiu. Surasime. Nedata geolokys. Loki! Loki! Ką jis ten daro? Mokosi lenkti nugarą. Jis ką tik po operacijos. Suburkaulyje radome seną vokišką skeveldrą. Kaip gyveni, seniai? Puikiausiai. Klausyk, kodėl mes visada susitinkam ligoninėse? Arba tu, arba aš. Arba mes abu. Broniau. Broniau, tavo tėvą užmušė. Vakar naktį nacionalistai. Paleisk! Pasiutai. O motina? Ne. Gerbiamoji, atneškit mano drabužius. Leitenante, jūs norite išeiti be chirurgo leidimo? Drabužius. Sudė. Sėsk į kabiną. Aš negaliu sėdėti. Tai ką, tu stovėsi? Aš gulsiu. Man ten tikriausiai atsiras vietelė. Kaip nori. Tėvo nebėra. Gerai.
Tėvą užmušė. Palauk. Vaikai, galite eit namo. Rytoj pamokų nebus. Ar tėvui grasino kas prieš tai? Gavo sykį raštelį. Pirmininkausiu nupilsim buvo parašyta. Aitvaras. Labas. Jūs manęs neprisimenat? Mes prieš karą kartu žaisdavome. Per Velykas pas mus ateidavot margučių ridinėt. Sausu, paieškok mane. Broniau. Broniau. Tu jį matei? Taip, mama. Koks jis negyvas, viešpatie. Aš negalvojau, kad jis gali būti toks. Kur tu rasi didesnį ubagą, kaip mūsų tėvas šiandien? Atmiruos 2 metrus raudonos žemės ir amžina ramybė. Bet jis paliko 4 sūnus. Kodėl tu sakai, jis paliko? Jūs mano sūnus. Kunigą pakvieskit laidotuvėm. Ne, mama. Tėvas visada mieliau eidavo į karčiamą negu bažnyčią. Broniuk, tu man visada brangiausias buvai, tu pas mane pirmas buvai. Tu nežinai, kiek aš prisikentėjau tave nešiodama. Pakvieskit kunigą, Broniuk. Ne. Padėk Dieve. Ačiū, ačiū. Marcinkus, tėvui pirmininkauti padėdama. Amžiną jam atilsį. Pirmininko vieta laisva. Sakau, vieta pirmininko laisva. Ne, vyručiai. Valdžia taigi vis tiek turi būti. Tamsa mokytojas žino. Prie vokiečių aš mūsų partizanams padėjau kuo galėdamas. Gal ne kažin ką te turėjau, čia jau kita sprova. Taip, padėdavais mums. Tai kodėl dabar ne? Taigi aišku. Tai kaip gyvensime?
Žemę arsiu, kol arklį turėsiu. Kuri posios grįžti? Nu, va ten. Neis jis ir už pinigus neis. Menkos baikus. Per metus 5 pirmininkus nupylė. Kožna maloniau arklį į uodegą, negu angelams į veidų žiūrėt. Ne! 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 Tamstas neprašykit. Ne. O pats? O tu, Pociau, senas kareivis, ką tu pasakysi? Ar aš? Pirmininku. Tamstu tėvuko vietai. Už ką? Ko neįtikau valdžiai? Argi čia bausmė? Tu savas žmogus? Čia visi savi. Kitaip nekalbėtumėt su mumis. Reikia tausoti savo žmonės, lokiai. Kursus! Kur sūnaus tavęs klausiam? Sveiki, švents Juozapas. Sveiki. Kur Vaitkus? Ar sūnus? Sūnus. Antai. Lauk iš čia! Savo namuose! Kumščiai išvaistykitės! Pagonys! Ona, nebobiškas reikalas lysti į politiką, supranti? Pagonys! Čia pasikalba, jei turi apie ką. Pagonys! Buvai išvien su banditais, Donatai? Taip, metus. Aitvarą žinai? Ne, nežinau. Stovėt! Aš amnestuotas, gyvenu legaliai. Pagal dokumentus yra įstatymas dėl amnestijos. Žinau, ne tu pirmas. Lauk! Kažovė tėvą? Nežinau. Sužinok. Eik ir sužinok, kažovė lauki 3 dienas tau duotų laiko. Kur tai besugaus? Nueis ir liks miške. Niekur nedings. Nepaliksi tėvo likimo valiai, tiesa? Nepaliksi? Tėvas. Visa tėvas, ar ne? Taip. Pakaks. Prisikentėjom. Neteisi po 3 dienų su žinia visus išraudysiu. Giminės ir negiminės. Akis už akį. Sekretorius velėjo atvesti kontorą Vaitkų, tik nepasakė, kurį, tėvą ar sūnų. Galvoju, abu nuvarysiu. Pats pasirinks, kuris reikalingesnis. Sūnų vesk. Norėjau abu vestis. Sūnų ar negirdi? Kaip žinot. Atsigersi duok. Tavo boba. O ką? Karšta. Argi blogai, ja? Parako kvapo nebeliko. Bet šauta iš arti. Nuo palangės matyt. Gali pasimti? Prašau. Kaip įsakyta, draugas sekretoriau? Na kągi, susipažinsim.
Kokie tavo santykiai su tarybų valdžia? Normalūs. Aš nieko neužmušiau, mane amnestavo. Tai aš žinau. O sakyk, kodėl tu susidėjai su Aitvaru? Toks buvo metas. Koks toks? Na, o iš miško išėjai kodėl? Aišku. Kas aišku? Tėvą pagailo. Ir savęs? Taip. Ir tėvo. Kur dirbi? Kai papuola, prie malūno, prie kelio. Nėra čia darbo, į miestą neleidžia. Duosime mes tau darbą. Eikš. Eikš, eikš. Sėsk. Sėsk. Tai va, būsi mūsų apylinkės pirmininku. Štai antspaudas. Algos gausi, kiek priklauso. Jeigu sukčiausi, bausim. Susitarėm patiems. Ne! Nesugebėsiu. Mes tau padėsime. Nepaklus man žmonės. Nuo tavęs priklausys pirmininkė. Tik tai nuo tavęs. Tiesa. Paliksiu tau 3 milicininkus. Pakaks? Pakaks. Eik. Eik. Labas, Loky. Labas. Klausyk, ką tu galvoji veikti? Gerą dieną. Sveiki. Nori, kad aš likčiau čia? Bent neilgam. Negalima jų palikti be apsaugos. Mirusiųjų? Taip. Ir gyvų. Labą dieną. Koks iš manęs dabar kareivis? Nepaslankus taikinys. Na, kareivis, tai tu dabar atvirai šnekant. Ką atvirai šnekant? Tugi pats pasakei. Gal šiaip miestant traukia? Atgal į ligoninę? Liksiu čia. Žemę arsiu. Tu teisus. Negalime be apsaugos. Gal pakalbėk su broliais. Vienas žmogau nieko nepadarysi. Taip. Su Aitvaru juokai menki. Ir kerštui valios neduok. Kerštas blogas patarėjas. Gyvas, laisvas, vienintelis, mylimas mano. Kiek atsisakei mylimas. Nemušė tavęs niekas. Mušė. Kas netingėjo pylė, kas valdžią turėjo. Nemačiau. Kai nematai, neskauda. Mylimas mano. Prigult man. Aš... Mane paskyrė apylinkės pirmininku. O ko tu juokies?
Tu negalėjai atsisakyti? Tada privertė. Ne, aš to norėjau. Visą gyvenimą šito norėjau. Nuo mažens aš buvau sūnus vargšo Neabilio batsiuvio. Ką? Ir žinojau, kad jau niekad kito tėvo nebeturėsiu. Vargšas tėvas. Kad tu matytum, kaip jis kalba per sapnus. Arelkos. Sveikinu, pirmininkė. Negaišk veltui laiko. Kas pasakyta nebus pamiršta. 3 dienos. Durniau, tu durniau. Neturėjote teisės. Bent mirusį gerbtumėt. Argi mūsų tėvo vieta verta tik tai bandito? Nerėkauk. Mes su juo pasitarėme. Su kuo? Su tėvu? Valstiečiai jau 2 metai miego neturėjo. Vaikų į mokyklą nebeleidžia. Mums reikalingas gyvas pirmininkas. Bent prievalėm kontroliuoti. Miestas produktų neturi. Be produktų gyvensit. Tamsta mokytojau! Marcinkus. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen. Va. Išdavikė, arsi tu dar sovietam žemę, nupilsim kaip šunį. Paskutinis tau perspėjimas, Aitvaras. Beveik be klaidų. Kas atnešė? Pastaljonas. Sako, pašte rado. Tik be pačio markės ant laiškų. Ten nuo mano bobos dar rublį paėmė. Sako, už tai, kad laiškus be markės siunčia. Tai ką dabar daryt? Išaiškinkit, kad valdžia. Banditas Vaitkus dabar bus valdžia. Ką daryt? Jeigu be markės tau tokius laiškus siunčia. Ko tylit? Tai art ar ne art? Neark. Jei gali neart, neark. Duonus man duosi? Ne. Matai? Šautuvą duosim. Nusišiekt. Man ant tamsto šautuvų, jeigu jau po teisybė. Kad daugiau nieko neturim? Gyvenime šautuvo rankose neturėjau. Vyručiai, vyručiai, vyručiai. Neišvažiuokit. Ašarams nebus galo. Palauk. Pranai, pasimk žaisliukus ir reik pas jį permiegoti. Vis tiek čia visi netilpsim.
Labas. Gerai diena. Labas. Čia Labas. 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 Taip, taip. Nepažinot? Kaip miegojot? Ačiū. Gerai. Taip, taip. Taip. Jūsų paties labai retkarčiais patarčiau keisti nakvynės vietą. Naktį čia, naktį kitur, suprantat. Ačiū. Aš ir anksčiau retai miegodavau namuose. Donatai, broniau, Taip. motina kviečia. Eikit, ką čia beišverksime. Vaikų pats neturi? Kodėl klausot? Dėl kalbos. Mokyklos mes neturime, bet mažiesiems nors vieną klasę galime organizuoti. Pats dabar pirmininkas pagalvotum. Aišku. Prisisegei komjaunuolišką ženklą ant tokios iškilios vietos. O ką ponas pasiūlysi? Trispalvę prisikabint. Subatoji, kur renkatės vakaruškoms. Nešoka dabar niekas. Miškinį bijo. Aldona, nori mums padėti? O ką aš galiu? Eitum dirbti į kontorą? Oi, tik ne su juo. Padėjėja. Pirmininkė. Štai aš tau suradau pagalbininkę. Mergina, baigus mokyklą, sava neapvoks. Turėsi sekretorę, a? Aišku. Kaip mūdviejų reikalai, pirmininkė? Vieną dieną jau praėjo. Na, iki. Jeigu kas kvies kariuomenę. Gerai. Atsiprašau, kurio keliu važiuosit? Per ąžuolyną tiesiai. Aš jūsų vietų sėsčiau ant viršaus. Matai? Specialistais reikia tikėti. Kokias prievolės aš galiu vežti, ponas viršininkė? Tai kad karvių neturime. Tai negi aš melšiu kaimyno ožį. Sakau, dar pavasarį banditai išvedė mano karves. Tik dvi ir turėjome. Mes jas vadiname vieną uošvienę, o kitą šitą čempionę. Likome tik su mažytė telyčiaitė. Ir be pieno patys. Tai dar ačiū Dievo, kad vaikų dar neturime. O pirmininkas, ar žinojo? O kaipgi, žinojo. Aš visiems sakiau. Ir tamstos tas tetušis žinojo, ir pirmininkesnis tas, kur buvo pirmininkas, paskui dar priešakinis pirmininkas, kur buvo, visi žinojo. Aš visiems sakiau. Tai sakau, va, atėjo prakeikti banditai ir išvedė mano karvutes. Meluoji. Tada pavasarį, kai atėjome pas tave, tu pasakėjai mums, kad prakeikti sovietai išsivedė tavo karvutes. Patys be pieno mintame. Gerai, kad be vaikų pasakėjai. Dieve, užmušti norėjote. Mano lašinius išnešėt. Pats padavėjai. O ką aš galėjau daryti? Niekas nekaltina. Už lašinius. Taip. Ką darysim su skola? Tegu neša už metus. Už metus nuo 3 karvių. Tegu iš tiesų pagyvena be pieno. Nebausim. Bet žinai,
Kaip sakoma, kas Dievo Dievui, o kas valstybės, tai jau prašom valstybei. Atiduosi nuo 3 karvių už metus laiko. Ačiū tamstams. Prašau, potėvienė. Ačiū. Pažymėjimą duokit, kad vaikas gimė. Rašyk, pažymime, kad, koks mažas. Atrodo, kad kas iš jo orą išleido. O kuo vardu bus naujasis pocius? Tėvo, ko čia daug gudravot? Jurgis pocius. Nei plunksnų, nei sparnelių. Sakykite, kiek laiko turi praeiti, kad iš šitokio galiuko žmogus susibudavotų. Gimė Jurgis Pocius. Girdėjome, ten miltus vešit. Vešime. Kur buhalterija? Aitvaras prašė lukterėti 3 dienas. Jis sako, miške duona baigėsi. Ir degtinį. Kiek jam reikia? Visų. Kur tai supūdys? Tegul pūva, taip ir pasakė. Tegul pūva, bet sovietams neteks. Šeimininkė, aš stabdau. Pats vyriausias klausia, kada laukiai ruošiasi atgalios. Žinau. Negalima jų išleisti iš kaimo. Jeigu jau atvažiavo, pasakė, tegu lieka gimtoji žemelė, taip sakant. Klausė, kokiu reikalu kaime liko milicininkai. Mano apsaugai. Nebijok. Savas. Ar neatsimeni? Višaičio žentas. Apuokas. Jis ir nudėjo pirmininką. Kodėl aš šitai turiu žinot? Jūs savo, aš savo. Du karai praėjo, čia niekas nepasikeitė. Kai kas pasikeitė. Dar mažas būdamas ateidavau čia su tėvu. Suskaičiavau, trūksta 10 maišų. Išvogė vadinasi. Stebuklų nebūna. Kada vešim? Porą dienų palaukit. Sumalsim visus, tada galėsi vežti. Tu valdžia, tavo žodis. Rytoj pat. Jei ryt norime vežti miltus, reikia pasirūpinti arkliais. Pasirūpinau. Tai paskui reikia pagalvoti, kas lydės Gurgalę. Pagalvojau. Aš. Vienas. O kodėl tu vienas? Bereikalinga tik tai rizika. Paskaičiuokite, kas nepridavė grūdų ir kiek. Rizikos kas vienam, kas 10. Klausykite, lokiai. Mane paskyrė pirmininku. Kiek sugebėsiu, tvarkysiuosi pats. Reikės pagalbos, kreipsiuosi jūs, o kol kas ačiū. Prašau, tavo reikalas. Matai, tik mes norėtumėm turėti gyvą pirmininką. Ir aš taip pat. Taigi, labanaktis. Labanakt. Baigiau. Baigiau. Sudėjau. Vakarujat? Gal strukdžiau? Labanakt. Palydėsiu tave. Be palydovų drąsiau. Gal jis tave mergina? Paleisk. Paleidau.
Nekvailioko tai tušiai iškratysiu. Эх, tu. Prižadinai visus. Kotė, nenorėčiau, kad tave čia rastų. Malūnininkas buvo susitikęs su vyriausiu. Aišku? Aišku. Pats vyriausias liepė paklausti, ar iš tiesų jūs ryt vešit miltus? Taip. Kas lydės Gurgolę? Aš. Atsisakyk. Tegu lydi lokiai. Visi 4. Pats vyriausias liepė pasakyti, kad mes turim juos paimti kartu. Ir miltus, ir tos lokiukus. Kas čia jos medžios po vieną? Aišku? Aišku. Kas aitvaras? Nežinau. Dirbi? Taip. Kas šovė? Aš. Pasivaidena. Blogai jaučiuos. O kas yra? Nežinau, liga kokia. Gal nevažiuot man ryt su Gurgole? O kas važiuos? Jūs. Aš? Jūs 4. Gerai. Mes važiuosim. Išeik! Taip nesunku ir galvą palikti. Nesusitarėm, kurio keliu lokiam važiuoti. Tegul tik visi broliai susirenka į malūną. O jau paskui mes jam parodysim kelią. Vienais ratais vešite. Atsiliko, arklius prie brastos girdo.
Tempk, tempk! Nešaudyti, kol nesusirinks visi 4. Vyručiai! Vyručiai! Kas toks esi? Savas. Te šautuvą. Pabandom.
Pasibaigė. Vat. Кузя, Кузя, Кузя. Jonai! 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 Jonai. Nusiramink. Jonai. Nu. Barzda. Kopos vadas. Anksčiau ir mes galvojom, kad jis Aitvaras. Paleidomės į rūpužę. Vargo jis čia buvo. Aitvaras nemėgsta viešumos. Apuokas. Jeigu tikėt malūnininku, tai... Kas atsitiko? Kas yra? Kelk. Kelk! Palauk. Sužinos Aitvaras. Tavo darbas tau bus, va. Tu sužeistas? Ne. Nori mums padėti? Ne, turit vieną vaiką. Pakaks. Tavo valia. Eime. Drožk. Broniau. Ko? Tu dabar vyriausias šeimoje, neleis Donatui glamždį su Aldona. Turis mieste bobų krūvas, sugadins tik tai mergą. Jis suaugęs žmogus, negi uždrausi. Pašnekėk su Aldona. Pačiam irgi knieti, ar ne? Na gerai, pakalbėsi. Sekretoriui mieste padok. Gerai.
Motiejau, pasisaugok. Nedurnavok tu ten mieste. Žinau, aš tas šilkinės panas. Visokius. Jos ten už rublį viską atiduos. Jonai, klausyk. Nueisi į mokyklą ir pasakysi, kad aš negaliu ateiti. Gink Dieve. Be fantazijų, gerai? Nieko baisaus jiem nepasakok, negazink jų. Be to įspėk vedėją, kad aš negaliu. Trečia diena baigėsi. Pamiršai? Trečia diena. Apokas, tas, kur sėdi vežime. Jis užmušė jūsų tėvą. Lokį. Kas paliudys? Malonininkas. Mirė. Dar. Jis pats. Apokas. Taip. Aitvaru bijai? Jo. Klausyk, o jeigu aš važiuosiu su Gurgaliai į miestą? Tiltą taip palikau niekam nesakęs. Ir Jonui bus saugiau. Jonui? Iš tikrųjų, tai bus saugiau. Važiuok. Ne per anksti linksminės. Negi iš karto verksi. Kvietėt? Kaip čia diplomatiškai pašnekėjus. Jonas myli tave. Mato, kasdieną akis priprato. Tu seniai mūsų namuose? Metai, kai likau viena. Tėvas buvo pirmasis pirmininkas čia. Girdėjau. Taip, apie ką mes kalbėjom? Akis priprato. Kokios akys? Ach, taip. Reiškia, mes dabar visi atsakingi už tave, jeigu tu gyveni mūsų namuose. Jonas prašė, kad aš pakalbėčiau su tavim. Ir jūs taip pat atsakingas už mane? Tikriausiai. Ach, velniai. Skauda. Kai mes buvom maži, mes kartu žaisdavom. Jūs neždavote šitos sodo obuolius, žalius, neprinokus, o paskui mums pilvai skaudėdavo. Kur tave taip sužeidė? Prie Rygos. Baisu buvo. O ne. Vokiečiai stovėjo nugarą į jūrą ir galvojom kausis iki paskutiniųjų. Bet tai buvo nebe tie vokiečiai. Jie pasidavinėjo batalionais. Buvo pavasaris, karo pabaiga ir niekas nenorėjo mirti. Mano brolis žuvo ten. Atleisk. Tu atleisk. Aš noriu rūpintis tavim. Girdi? Todėl, kad nugarą skauda? Ne. Na, vadinasi, akis jau pripranta.
Ko dar lauki? Na! Tėvą užmušei. Taip, kelkis. Bėk. Vardą Dievo, tėvai, išsnaus. Donatai! Tu jį užmušei? Ne. Tai kad nežinia? Užmušei, girdėjau, ką? Užmušiau. Klius tau štai, Donatai, oi, klius. Čia tau ne mergas viliot. Jonai, sėsk. Daina, tėvo, padainuok. Ėjo sena motužėlė, giružės šakais, ir surado sūnaus kapą ten pažalais. Ir surado sūnaus kapą ten pažalais. Kelkis, kelkis, sūnaitėli, gana tau gulėt, tavęs laukia tėvo dvaras ir beri žirgai. Tegu bus pagarbintas. Tegu. Girdėjai? Šaudė miške. O tu su kuo, švent Juozapai? Su lietuviais ar su sovietais? O aš su savo oba. Argi bloga politika, a? Na, išgėrė ir mauk, iš kur atėjęs. Grįžk. Ko reikia? Paslėpsi mane, supratai? Paskui nueisi pas malūnininko našlę. Ir pasakysi, kad aš gyvas. Ir kad aš laisvas. Nueisiu. Ir dar pasakysi, kad mus išdavė malūnę. Kas išdavė? Ne tavo reikalas. Išdavė. Pirmininkas išdavė. Taip ir pasakyk, kad Vaitkus, supratai? Ką tu? Ar apgušai? A?
Eik. Pas malūnininko našlę. Tegul jį pasako pačiam vyriausiam, kad aš laisvas, supratai, ir lauki jo žodžio. Bėgu. Tu vienas? Vienas. Bėgu. Stok. Pabandysi išduot mane. Žinai, kas tavęs laukia? Žinau. Štai žabai. Nedaug ugniai užgest. Pasiilgstu tavęs. Noriu, kad tu mane mylytum kožną dieną. Kas valandą. Tu gražus, kada juokies. Dar. Kodėl tu sulokėsi išvien? Prakeiks tave visi. Aš noriu taikos. Nebus taikos, jei nebučiuosi manęs. Ne taip, nemok šantu. Kuliate. Tik nesugalvok paviduliauti. Matyt, teks pasikalbėti. Nereik. Nereik. Pasidžiaukite. Trumpas žmogaus gyvenimėlis. Netėvoji baba, a? Kodėl jis nelindo muštis? Argi jam naujiena? Galvoju, iki šiol jis mudviejų nematė. Jis ką? Iš tikrųjų šventas? Taip. Taip. Mano vyras. Pirmas vyras. Žuvo Rytprūsiuos. Tu jo nepažinojai? Prano. Tik tiek, kiek labas. Gaila. Nežinai, koks tai buvo vyras. Mečiau dėl jo tėvus, namus ir atvažiavau į šitą prakeiktą kraštą. Aš čia gimiau. O aš augau prie Nemuno. Nežinai, Raudonis. Dieve, Dieve. Jei tu mane pakviestum, aš antrų kart pasikelčiau ir bėgčiau, kur pavestum. Aš čia gimiau. Iš kur čia atsirado tavo šventasis Juozapas? Nereikėjo tau su lokiais susidėti. Nereikėjo. Paskui sustabdė vežimą ir nusivarė belaisvį į gėrę. O toliau? Šovė miške. Pav. O kodėl tu manai, kad šovė lokys? Tai kad anas ginklo neturėjo. Aišku. Ką tu žinai, ką matei? Ničnieko. Ir šūvio negirdėjai? Ničnieko tamsta. O galbūt prisiminsi? Ničnieko. O ką tu pasakysi, Marcinkau? Ko reikėtų, kad pasakyčiau? Užmušė ar ne? O čia, vyručiai, jau ne mano reikalas. Ne. Gerai. Galite eit. Ačiū. Viso gero. Viso gero. Viso gero.
Donatai, ką pats gali pridėti? Jeigu pasakysiu, kad paleidau jį miškan, ar patikėsit? Ne. Ne. Klausyk, Mykolai, ką darysime su Donatu Lokiu? Bausti jį reikia. Tik žmonės nuo savęs atstums, bet negalima neteisėtai už teisybę kovot. Donatai, pagalvokim, juk tu viską darėjai apkvaitęs, nesąmoningai. Kodėl nesąmoningai? Jeigu aš jį sutikčiau antrų kartų, aš jį vėl užmuščiau. Žalti. Ar vis rašyt? Pakaks. Mykolai, o tu nuvesk jį į klėtį ir užrakink kaip reikiant. Atvažiuoja sekretorius, tada pažiūrėsi. Eime, nedurniok. Niekur aš neisiu. Eisi! Ir su palyda eisi. Per visą kaimą. Kad žmonės žinotų, jog prieš įstatymus yra visi lygus. Ir tu komunistas taip pat. Eime. Saugokis, aš jį tikrai paleidau. Šautuvas apgavo. Štai tokie reikalai, pirmininkė. Klausykite. Loki. Reikia šaukt kariuomenę. Keršis Aitvaras už malūną. Neturiu aš kariuomenės. Neturiu. Visus to šautuvus, kur liko iš malūno, reiktų išdalinti valstiečiams į patikimas rankas. Vaitkau, tu neturėjai brolių? Ne. Motina metė mano tėvą, kai aš dar buvau piemo. Gal ir gerai? Labas. Labas, labas. Ar Elkus, ar ant kalbų? Ir vieno, ir antro. Ar Elka šviežia? O kalba kokia? Kalba žmonės, šautuvus dalinat. Argi jau kalba? Gerai. Tuomet aš kalbėsiu tiesiai. Vyrai, ar nelaikas mums nutvert Aitvaro už laivos vietos ir pribaigt? Vienu ypu. Žinau, puslėtos, jūsų rankos nuo arklo, nepratusios laikyti šautuvus, o ką daryti? Kaip jūs galvojate, kas už jūs gyvens? Patiems reikės po velnių. Norime mes to ar nenorime, patiems, patiems, patiems. Argi negėda prieš mūsų bobas, kurios meldžiasi naktimis? Argi mes negalim apginti savo namų, savo tvarkos? Apie ką tylite, vyrai? Gal padainuosim lietuvišką? Vyrai. Žvenk žirgelis lankoj, juodberėlis lankoj, žiūri mano mergužėlė, pasirėmus rankom. Žiūri mano mergužėlė, pasirėmus rankom. Mergužėlė mana, lelijėlė mana, ar tu žiūri, ar nežiūri, aš nebūsiu tava, ar tu žiūri. Matai, nepritarė vyrai dainai. Palik mus, pirmininkė.
Ne pirštais, o delnu reikia. Manęs nemokė. Aš jau per aną karą vokiečių belaisviai buvau. Ir tik į žmogų netaikyk. Koksai. Loki. Nori pasakysiu, ką galvojau. Ką? Jeigu tu Aitvarui nebūtų malūnės sutrenkęs per savinę, tai jiems nė vieno šautuvo neįsiūlytum. Lietuvis rizikos nemėgsta. Su prašymu, šventas Juozapai. Nu. Suvesk mane su Aitvaru Kadloską. Aš? Taip tu. Užeina pas tave ir šiokie, ir tokie tikriausiai. Svaigalų ieško ir šiokie, ir tokie, neatsakysi. Matai, suvesk. Dėryboms. Galbūt. Na, o kokia tau iš to nauda? Kraujo mažiau. Vargonys. Panorės. O ko jis nori? Gerai, užmuš mane, man tai ne pirmą kartą, užmuš dar trečią, 10, visų neižudys, bobas daugiau vaikų prigimdys, negu pasišovinių. Ir neuždrausi bobam šitą malonumą, a? Nori nuversti tarybų valdžią? Hitleriui nepavyko. Taigi. O gal tikisi, kad žmonės apie jį dainas dainos? Liūdnos bus dainos. Liūdnos. O jeigu žmogus kito kelio nemato? Aklumas jo brangiai visiems kainuoja. Šventas Juozapai, suvesk mane su Aitvaru. Ir kuo greičiau, to geriau. Loki, kada laukiam Aitvaro pasirodant? Galbūt ir šią naktį. O, viešpatie. Jonai, gulsi čia. Lankinių neuždaryk. Negali, nemiegok. O, viešpatie. Mikai? Taip. O aš miegosiu sode. Motin, daug ko užsiklot. Mama. O, viešpatie. O mudvi čia gulsiva. Nusisuktum. Tau pasakyta žiūrėti pro langą. Į marčias mane eisi? Myliu. Iš kur žinai? Aš noriu, kad jis gyventų. Glaustau jo rankas. Glaustau. Jis toks lokys. Durnystės. Norėtum nuo bronius turėti vaikų? Nežinau, negalvojau. Nu, pagalvok. Nori nuo vyro turėti vaikų, vadinasi, ženykis, myli. Gerai man išeidavo su seniu Lokiu. 2 sūnus. Leistų, kas dabar pradėti iš naujo, aš 10 pagimdyčiau. Pakalbink, broli, tegu pasilieka, tegu nesibijo. Aš anukus nešiosiu. Viešpatie, atleisk man mano kaltes, kurios slogina mano vaikus ir neleisk juose bręsti piktai sėklai, kurią aš jau širdis pasėjusi. O viešpatie, bet...
kaip su Donatu, Mykol? Vešit jį į miestą? Nežinau. Mama, kiek mūsų lietuvių tai yra? O kiekvieną dieną vienas kitą pjaunam aršiau už vokietį. Argi savo norų, Mykol? Argi mūsų tėvą ne pirmą nuskriaudė? Suprantu, mama. Klasių kova ir taip toliau, ir taip toliau. Čia aš, mama, suprantu. O širdie šleikštu. O gal mano širdis yra mano klasinis priešas? Nesisarmatė gerumo vaikė. Donce, Ką, motin? nereikia ko. Ačiū, motin. Gal tave išleisti valandėliai? Nereikia, motin. Kodėl tu užmušai tą žmogų miške, Donce? Užteks nuodėmės, užteks nelaimės mūsų namams. Paklausyk, motinos, ar negali susiturėti? Galvoju apie tai, motin. Broniau, tavo brolis atgailauja, jis nenorėjo nušauti to žmogaus. Netiesa. Aš nepasakiau, kad nenorėjau. Matai, jis to nepasakė. O tu niekad, sūnau. Aš kareivis, močiai, galiu nešaut, nešaunu. Oi, už ką. Ant mūsų namų. Aldonas nėra, žinau. Klausyk, tu supykai ant mūsų. Donatai, taip reikia visų labai. Galbūt. Stok! Šauksiu! Donatai, išeik. Palauk. Žiūrėk, Vanda, aš apsivagiau. Paraktai, antspaudas. Klausyk. Aš visą tai privalau grąžinti. Tiesa? Tiesa. Tu tik palauk. Donatai! Donatai! Donatai!
Norėjau būti jums savas, doras, tikras. Laukius visus. Marcinkų, Budniką, Pocių, Nebilį, išdavyko tėvą. Vadė, aš jum vakar per nosį. Susirukosim. Vėliau susirukosim. Kurmočia, Rusi! Audonatas broniau! Bėk! Luki! Aha! Bėk! Ja! Bėk! Na? Klaukis! Klaukis kaip aš tada! Klaukis! Mane! Pasigailėk. Pasigailėk. Kur tavo senis išbėgo? Kur Marcinkus? Miestą išvažiavo. Tavo vyras buvo įspėjęs. Kaip lietuvį. O jis salokiais. Malūna. Negražu. Vaitkaus tėvą batsiuvį Nevilį. Pakorėm ant šito. O lokiai? Nu,
gal pasakys. Ką tu turi pasakyti? Nežinau. Pažaiskime. Šito tai nebus. Ko čia išsitiesė sterva? Motiejau! Jėzus, 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 Jėzus. Jėzus, Jėzus. Va tau lietuviškai. Motiejau! Tai ką, gal norėtum, kad jis taip pas tave sėdėtų? Sekretoriau, paklausyk, kas yra? Kaime šaudo. Tai ką, vis tiek turbūt pirmin. Šaudo vadinasi gyvi, ar ne? Klausyk, moterė, kas ten darosi? Nežinai, koks klausimas. Nežinai. Nežinau.
Sako, Aitvaras buvo karininkas vokiečių policijoje. Ar tiesa, kad Aitvaras buvo su 2 galvom? Ne, Aitvarų nėra. Jie tik pasakose.